Tęsiu toliau vėl savo pasakojimą apie tai, koks buvo vėliau tolesnis mokinio vaikino Usūrinio Kumščio iš Mičiūniškio kaimo Kupiškio rajone gyvenimas iškart netrukus po to meto, kai jis oficialiai pabaigė savo 10 klasės mokslus Kandrėnų kaimo mokykloje ir per išleistuves atsiėmė pelnytą mokslų baigimo atestatą. Taigi kas vyko būtent dar toliau tą pačią įsimintiną vasarą Usūriniui. Kai buvo jau visai atėjęs Liepos mėnuo, Usūrinis jau gyveno savo pakankamai nerūpestingomis nuotaikomis ir mėgavosi laisvę nuo mokslų. Jo pagrindinė veikla namuose buvo tokia, kad reikėdavo ravėti daržą, pjauti žolę ir nuolat vis eiti su tėvais į miškus, rinkti visokias ten augančias prinokusias uogas. Namo vis grįždavo su pilnais jų kibirais. O atėjus šeštadieniui su tėvais vykdavo tiesiai į Kupiškį, kur jo turgaus aikštėje prie kitų čia susirinkusių prekeivių ant stalo po stoginę pasidėdavo pardavimui indus su tomis miško uogomis ir laukdavo pirkėjų. Panašiai buvo ir būtent tą saulėtą dieną, lauko prekybos vietoje jiedu Usūrinis ir jo mama Irena įsitaisė pavėsyje ant suoliuko ir įsipakavo prekybai uogas, o šalimai sėdėjo 2 jaunos merginos prekiaujančios grybais. Ir su jomis Usūrinio mama iškart pradėjo plepėti. Įdomus sutapimas, Usūrinis savo būsimų klasiokų iš miesto profkės, kuris dar tik ketino rudenį eiti mokytis, negalėjo tuo metu nei iš tolo iš anksti žinoti, kaip ir negalėjo žinoti tai, kad kai jis čia prie savo uogų sėdėjo, pro pat jį besikalbėdami buvo praėję 2 jam nepažįstami paaugliai Vaidelis ir Užkimėlis ir bus rudenį jo paties klasiokai naujoje mokykloje. Tie 2 jo būsimi klasiokai tada jau buvo susipažinę, bendraudavo ir vis pasikalbėdavo tokius dalykus, kad kai ateis ruduo, norėtų savo būsimoje klasėje ir turėti kokį nors mėmę tam, kad būtų su kuo užsiimti ir ką savo smagumui vis kriausti. Engti. 2002 metų Liepą štai kaip galėjo atrodyti šis gyvas, turgumi kvepiantis ir būsimos paauglystės dramos kupinas pokalbis 2002 metų Liepą Kupiškio turgaus aikštėje. Karšta Liepos saulė kaitino šiferinį prekyvietės stoginės stogą, o po juo maišėsi turgavietės šurmulys ir saldus miško uogų bei aštrokas grybų voveraičių kvapas. Usūrinis sėdėjo ant medinio suoliuko, pasirėmęs rankomis kelius. Jo delnai vis dar buvo nusidažę tamsiai mėlynių spalva, kurios nepavyko nuplauti net su muilu po vakarykščio žygio į Mičiūniškio miškus. Mama Irena jau sėkmingai rikiavo ant stalo litrinius stiklainius su uogomis. Irena, nusibraukdama prakaitą nuo kaktos, kreipėsi į šalia sėdinčias merginas, vajatau mergaitės koks karštis iš pat ryto. O jūsų grybai tai gražus kaip iš paveiksliuko. Kur čia šitaip pririnkot? Nejaugi aplink šimonis jau taip dyksta? Pirma grybautoje šypteli peiliuku krapštydama žemės nuo voveraitės koto, kad ne teta, arčiau ieškojom, link Skapiškio miškų su tėčiu 4 ryto išvažiavom. O paskui ir dar palei Pankašavą pasisukiojome. Prakaitas per visą nugarą upeliais nuo sunkaus darbo tekėjo, bet va, 3 krepšiai. Gal pavyks iki pietų priduoti pirkėjams, nes kepina tai baisiai. Irena, lala, Skapiškio miškai geri, žinom. Mes tai va, su sūnum, Usūriniu, mėlynės ir serbentus traukiam iš savo pamiškių. Rankos jau nebepasikelia, kasdien dulkėm apsipylę klampojam. Usūrini, pastunk tą didesnį stiklainį į priekį, kad žmonės geriau matytų, ką turime pardavimui. Na, kogi sėdi kaip žemę pardavęs, padėk mamai. Usūrinis tyliai linktelėjo, pastūmė stiklainį ir vėl nukreipė žvilgsnį į praeinančią minę. Jam buvo šiek tiek nuobodu, bet kartu ir ramu, 10 klasių Kandrėnuose baigtos, kišenėje atestatas, o vasara dar ilga. O jos laiku ir reikia naudotis. Tuo metu tarp eilių, nerūpestingai spardydami numestą plastmasinį kamštelį ir garsiai juokdamiesi, sėlino 2 irgi iš kaimų kilę, betadienį į miestą užsukę paaugliai vaikinai Vaidelis ir Užkimėlis. Vaidelis vilkėjo baltutėlius marškinėlius ir mėlynus šortus su baltomis juostelėmis ant šonų, o Užkimėlis, vilkintis kiek per didelius Adidas marškinėlius, garsiai vis kažką šūkavo. Vaidelis stumdydamas Užkimėlį pečiu, sakau tau seniai, jei toje profkėje bus vien tik tokie rėmai ir stipruoliai, tai neturėsim iš ko net pasijuokti. Visi rudenį iš kaimo ateis su tėvų nunešiotais megztiniais, nagais iki alkūnių juodais. Užkimėlis krenkšdamas kurtinančiu balsu, ai, bus tų mėmių, pamatysi.
Svarbu iškart pirmą savaitę parodyti, kas čia vadas, kad žinotų savo vietą. Surasim kokį vieną tylenį iš rajono, kur nemoka žodžio sureksti, ir bus linksma gyventi 3 metus. Švaistysis centais už bulkutes kaip didelis, o pats galės būti vis neėdęs. Jie lėtai artinosi prie Irenos, usūrinio ir 2 merginų stalo. Užkimėlis užkliuvo žvilgsniu už pilnų uogų indų, o tada nuskenavo patį usūrinį, kuris sėdėjo tylus, ramios kaimiškos laikysenos, bet tvirtų rankų, ne veltui turėjo tvirtas darbo rankas, nors miesto patsukai to dar nežinojo. Antra grybų pardavėja mergina, tyliai Irenai, akimis rodydama į artėjančius chuliganus, va, teta, žiūrėkit, vietiniai miesto kietiekai slankioja. Tik žiūrėk, kad nenuvilktų ko nors nuo stalo, kol nematot. Irena, griežtai nužiūrėdama Vaidelį su užkimėliu, te laiko jie savo nagus ramybėje. Usūrini, žiūrėk piniginę. Garsiau kreipdamas į pro šalį einančius vaikinus, kas vyrukai, gal uogų šviežių norėtumėte. Labai saldžios, pačių rinktos kaimo vietovėje. Vitaminai. Vaidelis sustojo, atsainiai pažiūrėjo į stiklainius, o tada į usūrinį. Usūrinis pakėlė akis ir ramiai, tiesiai pažiūrėjo Vaideliui į veidą. Tarp būsimų klasiokų sekundį persimetė žvilgsniai, bet nei vienas, nei kitas dar nesuprato, kad rudenį sėdės kone viename suole. Vaidelis pašaipiai pusbalsiu užkimėliui, žiūrėk, koks uogų karalius sėdi. Net lūpos mėlynos. Tikriausiai pusę miško pats surijo, kol rinko. Užkimėlis šiek tiek užkimęs nusijuokė, tyčia garsiau, jau seni, grynas pamiškės gyventojas. Einam iš čia, nuo tų uogų tik vidurius paleis. Mums kokių prinokusių ankstyvų alyvinių obuolių turgui reikia geriau ieškot, o ne šitų vaikiškų desertų. Jiedu nuėjo toliau link šviežių vaisių paviljono, net neįtardami, kad ką tik praėjo pro tą vaikiną, kurį būsimą rudenį bandys palaužti, bet susidurs su tikru tvirtu Mičiūniškio kaimo gyventojo charakteriu. Irena palydėdama juos piktokų žvilgsnių, na ir jaunimas dabar. Nei gėdos, nei kultūros. Užkime susikūprinę su rūkalų pakeliais įgrūstais į kišenes, o jau naglumo per kraštus. Usūrini, tu tik nesugalvok mieste su tokiais susidėti, kai pradėsi mokytis. Ir negalvok irgi pradėti rūkyti, kaip kad gal jie jau ir daro. Usūrinis ramiai pataisydamas stiklainį ant stalo ir pusbalsiu numesdamas nesusidėsiu, mama. Patys ateis, jei reikės. Pirma grybų prekiautoja mergina teisingai, nereikia kreipti dėmesio. Teta Irena, o kiek už litrą tų juodųjų serbentų norit? Va, moteriškė ateina su pinigine, ruoškitės. Turgus vėl užgulė savo įprastu ritmu. Usūrinis pardavinėjo uogas, Vaidelis su užkimėliu planavo savo būsimas pašaipas miesto profkėje, jau gal kažkur kitame šio turgaus teritorijos pakraštyje, o likimas jau skaičiavo paskutinės ramios vasaros savaitės iki jų visų didžiojo susidūrimo rugsėjį. Bet kol kas čia dar ne visa istorija.